Čia yra rimta tema, aš netgi sakyčiau, kažkuria prasme tai yra mano gyvenimo tema. Bet mes suprantam, kad gyventi tikrą gyvenimą ir žinoti tam tikrus dalykus apie gyvenimą yra skirtingi dalykai. Daug dalykų, kurie vis dėlto ateina iš mūsų tokio įkūnyto žinojimo, kuris yra mums duotas arba užgyvenamas veikiant pasaulyje. Neskaitant apie pasaulį, negirdint apie pasaulį, bet jame veikiant. Man regis, kūnas yra tas paslėptas, dar neatrastas lobis, kurį žmonės po truputėlį vis labiau atrakins. Ir ypač dirbtinio intelekto eroje. Noriu tavęs paklausti tokio, nežinau, čia provokuojančio, neprovokuojančio klausimo tema pati galbūt tokia yra. Čia labai geras klausimas. Paskui, bėgant laikui, kai mes įsigyvenom į tą galimybę pasitikti vaikus namuose, tuomet kyla klausimas, o kodėl, tarkime, to nedaro visi? Negebėjimas iš esmės į savęs jausti, jis veda į negalėjimą savimi pasitikėti. Ir aš kartais sakau studentams savo, nepasitikėk nei vieną mintimi, kuria ateina sėdint. Man tai savotiškai net liūdna, kad judėjimas, netgi tas pats sportavimas ar treniravimas yra suprantamas kaip kažkokia duoklė kūnui. Vėliau nebus kitaip, negu yra dabar. Bus lygiai taip pat. Ir kai tu pasieksi vieną viršūnę, tada atsiras kita viršūnė. Ir pakeliui supranti, kad ne apie viršūnės. Kiek norėsi, tiek pasieksi, bet niekas nepasikeis. Ar tau yra tekę patirti savo pačių kailių savo gyvenimą, kaip tu save trauki iš chaoso? Yra. Tai mes šiandien filmuojame su Justu Kučinsku, kuris yra šokėjas, filosofas, judesio mokyklos Movement Vilnius įkūrėjas ir judesio mokytojas, Meiram jogos mokytojas, čia galbūt galėsi patikslinti, Go Forward Academy lektorius, įtraukiančių vadovavimo praktikas ir galbūt buvęs verslininkas. Čia irgi galėsi patikslinti, ar galima taip tave apibūdinti. Tai visų pirma, tai labai ačiū tau, kad tu čia esi šiandien, nes tai reiškia, kad tu sutikai pasidalinti savo įžvalgom apie daugybę įdomių mums dalykų ir apie save. Tai mums tikrai įdomios yra pačių įkvepiančių autoritetų istorijos, požiūris į daugą. Ir dar noriu padėkoti Ugnės Kalanetikos studijai. Ačiū Ugnė, kad leidai mums šitoj jaukioj vietoj filmuotis. Tai gerai, Justai. Dabar dėl to ir pasitikslinimo. Tai buvęs verslininkas, ne? Čia aš taip... Ar tu laikai kada nors save verslininku, ar tiesiog toks, paveldėtojas verslo, bet realiai ne verslininkas? Nežinau, ar apskritai žmogus gali apibūdinti save kaip buvusiu verslininku. Visi žmonės kažkuo verčiasi ir kažkaip, sakant, verslas žmogaus nepalieka tol, kol žmogus gyvena, tai vienaip arba kitaip verčiasi, bet mano praeityje, mano veikloje buvo, aš dirbau organizacijoje ir buvau įsitraukęs į korporatyvinius reikalus ir tai, sakykime, suformavo man tam tikrą pasaulėvaizdį, supratimą, kaip veikia verslo pasaulis ir ką daro jame lyderiai ir skirtingus galėjau atpažinti veiksmo ir elgesio modelius per tą patirtį, kuri šiuo metu man yra taip pat labai vertinga. Jinai neliko visiškai praeityje, aš ir toliau dirbu su verslu kažkuria prasme, galima sakyti, su ISM vadybos ir ekonomikos universiteto valdybos narys. Taip pat dėstau šiame universitete. O ką dėstai? Turiu įkūnytos lyderystės kursą. Tai čia yra tokia vieta, kur susitinka įtraukiančio vadovavimo, kūno pajautos, neišreikštų žinių, pavadinkim, lyderystės ir be abejo tokio sisteminio verslo supratimo. Visos tos žinios susijungia ir štai yra toks kursas, kuris leidžia kažką pasiūlyti lyderiams, būsimiems lyderiams. Mačiau, žiūrėjau tavo pranešimus YouTube, kurie yra nufilmuoti tam tikromis temomis, tai labai tikrai įtraukia, labai įdomu ir tai tikrai taip skatina pasižiūrėti per tai, kad jeigu tos žinios yra tokios išreikštos, mes tarsi jas iškeliam į tokį vertingesnį lygį, bet tokios įkūnytos ir paslėptos, bekalbės, kaip sakai, tai realiai mes kažkaip linkę jas taip nepasitikėti tarsi jomis, ne? Tai tu labai gražiai tas įkūnytas žinias lygini, kaip galima iš ten pasimti kažkokias pamokas ir pritaikyti versle, tarkim, pasitikėjimas, partnerių, tarkim,
Ten daug tų pamokų mačiau iš to pranešimo, tai labai labai įdomu. Tai čia yra rimta tema, aš netgi sakyčiau, kažkuria prasme tai yra mano gyvenimo tema. Vis dėlto per savo veiklą aš skleidžiu ir gilinuosi į tai, kas man pačiam įdomu, į temą, kurią aš galbūt galėčiau apibendrinti kaip įkūnytas žinojimas arba įkūnytas pažinimas. Na ir iš karto kyla klausimas, kas tai yra. Tai štai žinios, kurias mes gaunam skaitydami, tarkime, knygą arba kažkokią informaciją girdėdami, pagaliau universitete studijuodami, tai labai dažnai yra tokios, tas vadinamas propozicinis žinojimas. Žinau, kad. Bet mes suprantam, kad gyventi tikrą gyvenimą ir žinoti tam tikrus dalykus apie gyvenimą yra skirtingi dalykai, nes gyventi tai reiškia taip pat turėti įgūdžius. Savo kūnų, savo konkrečiai veiksmais žinoti, kaip padaryti vieną arba kitą dalyką. Tai nėra tas pats, kas suprasti, reiškia, kad dviratis turi 2 ratus ir važiuoti dviračiu yra skirtingi užsiėmimai. Taip pat, ką reiškia bendrauti, ką reiškia rasti tinkamą atstumą su žmogumi, ką reiškia rasti tinkamą laiką, vieną ar kitą dalyką pasakyti, ar įeiti, ar būti kartu. Ir daug dalykų, kurie vis dėlto ateina iš mūsų tokio įkūnyto žinojimo, kuris yra mums duotas arba užgyvenamas veikiant pasaulyje. Neskaitant apie pasaulį, negirdant apie pasaulį, bet jame veikiant, jame realiai būnant. Ir mano mintis yra ta, kad mūsų gyvenimuose tos įkūnytos patirties arba neverbalinės komunikacijos jos lieka labai mažai. Ir klausimas, kur mes galime lavėti ir kaip mes galime lavėti, kaip visas žmogus, visa būtybė, įtraukiant ir kūną. Ne tik treniruoti kūną, kad jis būtų gražus ir sportiškas ir dar kažkoks, bet kad jis iš tiesų atlieptų tą gyvenimo poreikį, su kuriuo aš susiduriu. Būti adaptyviu, būti kūrybingu, būti intuityviu. Tai man regis, kūnas yra tas paslėptas, dar neatrastas lobis, kurį žmonės po truputėlį vis labiau atrakins. Ir ypač dirbtinio intelekto eroje, kur mes tikrai turėsim klausti, o ką reiškia apskritai būti žmogum, ką mes turim tokio, ko neturi skaičiuojanti mašina, kalbanti mašina. Tai mes turime kūną ir mes turime tą gebėjimą pasitikrinti, kaip tai, ką sakau, atitinka patirtį. Tai man labai gražus buvo apibūdinimas, kažkuriam tavo galbūt tekste perskaičiau, kad tu net prilygintum kalbą kaip realiai virtualią erdvę, o kūnas yra tokia kaip realybė, kaip pats gyvenimas, ne? Tai gražus toks sudėliojantis į vietas tarsi, kokią reikšmę realiai teikia įkūnytas žinojimas, koks jis svarbus. Ir tada iš karto šitoj vietoj noriu tavęs paklausti tokio, nežinau, čia provokuojančio, neprovokuojančio klausimo, tema pati galbūt tokia yra ekstravagantiška čia kažkaip šių laikų žmogui. Tai tiek tavo, tiek mano šeima priėmėm sąmoningus sprendimus gimdyti vaikus namuose, ne? Ir tada noriu tavęs paklausti kaip filosofo, kaip judesio mokytojo, iš principo, kaip manai, kokia dalim tokį sprendimą nulėmė tos gyvosios, neišreikštos, intuityviosios žinios. Ir jeigu didžiąją dalim tai ir nulėmė, tai kodėl taip sunku tada šiuolaikiniam žmogui realiai pasitikėti jomis, o ypač tokiose svarbiose, jautriose situacijose? Čia labai geras klausimas. Be abejonės tokiam akivaizdesniam lygmenį, tai tokius sprendimus, kaip kur pasitikti vaikus, be abejonės nulėmė gyvos pažintys. Tai šiuo atveju, matyt, kalbam apie tą pačią Jurgą, kurią abu pažįstam, kurios įkvepia vienaip arba kitaip pamatyti tą galimybę, kurios galbūt kitu atveju nebūtų drąsu atpažinti. Bet paskui, bėgant laikui, kai mes įsigyvenom į tą galimybę pasitikti vaikus namuose, tuomet kyla klausimas toks labiau principinis, o kodėl, tarkime, to nedaro visi? Nes juk buvo laikas, kai visi žemės gyventojai gimė namuose.
jie negimdo ligoninėse, taip, nes gimdymas savaime nėra nei liga, nei pats iš savęs kažkuo labai pavojingas ar ypatingas įvykis sveikatos prasme, taip, tai yra natūralus gamtos įvykis. Bet štai mes savo tokioje labai modernioje, vadinkim, išsivyščiusioje visuomeniai, tuo pat metu išgyvenom nepasitikėjimą pačia gamta. Ir kažkuria prasme atitolimą nuo savęs, nuo savo pojūčių, nuo supratimo, kada man yra gerai, o kada jau negerai. Mes žiūrime labiau į tyrimų rezultatus, mes žiūrime į ekraną ir laukiame, kad pasakys tas ekranas, ar man viskas gerai, ar aš esu sveikas. Ir va tas negebėjimas iš esmės į savęs jausti, jis veda į negalėjimą savimi pasitikėti. Ir kai aš savimi nepasitikiu, aš netikiu per mane veikiančią tuo gamtos intelektu, kuris paprastai tvarko dalykus labai gerai, aš imu ieškoti tokių išankstinių apsauginių priemonių, kurios dažniausiai ateina per technologiją. Ir aš imu žvelgti į save per ekraną, per išorinius kažkokius rodiklius. Tai man atrodo, gale dienos susiveda į pasitikėjimą. Ar aš pasitikiu gamta, ar man atrodo, kad tik technologija duoda žmogui saugumą ir išgyvenimą, ar vis dėlto kažkas yra tokio gilesnio ir labiau pamatiškesnio, kas veda mus per gyvenimą, kas mums leidžia sėkmingai arba ir nesėkmingai atlikti savo reikalus. Tai dabar truputėlį, tai vat mes ir pradėjome iš karto taip giliai, bet grįšim truputėlį prie žemiškesnių dalykų ir prie tavo kaip judesio mokytojo sferos. Tai šiaip atrodai toks tikrai gana plataus spektro žmogus ir sakei, kad ir dėstai, ir tam tikrą prasme verslas tave lydi, bet kokią tavo dienos ar savaitės dalį sudaro konkrečiai tas judesys, judesio mokymas, tai ir dėl savęs, ir dėl kitų. Kad žinotume, kiek tas yra tavo dienoje. Na, aš turiu savo savaitės planą, savo savaitės tvarkaraštį ir paprastai vedu praktiką ryte ir vedu praktiką vakare. Na, tai dienos bėgyje aš 3,5-4 valandas aš dirbu su žmonėmis. Bet tuo pat metu tai nėra tik tai, kad aš dirbčiau su žmonėmis, aš ir pats esu praktikoje, aš ir pats praktikuoju. Na, tai praktikuoju 2 dalykus. Vienas dalykas tai aš judu, praktikuoju judesį, reflektuoju pakeliui, kas vyksta. Na ir be abejonės aš praktikuoju patį vedimą, tai yra darbas su žmonėmis, kad jie išsiskleistų ir pasiektų savo potencialą. Tai va, ir turiu laisvo laiko, vadinkim, sąlyginai laisvo laiko dienos viduryje, kur aš didžią laiko dalį skiriu savo pasirinktoms studijoms. Aš taip jau esu, ne tai, kad apsisprendęs ar kažkaip save dirbtinai pareigojęs, bet aš turiu temas, kurios mane kaitina, kurios mane traukia, nuo kurių aš negaliu atsitraukti. Ir aš ten, taip sakant, ariu vagą tose temose. Jos yra susijusios be abejonės su pačia praktika, kurią atlieku, tarkim, pačios judesio studijos, kaip žmogus mokosi judesio, kaip atsiranda judesys, kaip toks, vėlgi apie tas pačias neišreikštas žinias, apie intuiciją. Apie įvairias būsenas, kurias žmogus gali praeiti dienos eigoje arba netgi praktikos eigoje. Tai yra temos, kurias aš studijuoju, jose gilinuosi, šiek tiek rašau, užsirašau, ir jos po to persikelia jau į seminarus, kuriuos draugė su komanda vedame. Ir be abejo praktikas. O kaip atrodo tas, kai tu pats skiri laiko savo ir savo judesių ir tyrinėjimų, kaip tas atrodo? Ar tu eini į tą aplinką labiau tada, ne? Nes mačiau tavo interviu su italų vienu, dabar neatsimenu Marko, ne? Vardas berods. Marcello. Su Marcello. Ir ten apie tą judesį, kai mes turim jausti ryšį visą laiką su aplinka ir išnaudoti labai tos aplinkos objektus. Ar tu per tai praktikuoji labiau, ar kita visgi tavo kažkokia yra pasirinkta praktikos rūšis? Kaip vyksta tas tyrinėjimas, kaip tau pačiam suprasti ir gauti tas įžvalgas, kurias tu nori paskui perduoti? Kaip tu tą darai? Na,
didžioji įžvalgų dalis ir didieji atradimai, jie ateina praktikos metu kartu su žmonėm. Tai yra grupės praktikos metu. Kai aš esu vienas, aš daugiau dėmesio skiriu skaitimui, klausimui, įvairių paskaitų, rašymui. Rašant taip pat labai gerai grinėja klausimai ir gimsta toks gilesnis supratimas, kas yra aišku ir kas yra neaišku. Tai toks daugiau intelektualinis, pavadinčiau, darbas, bet vėlgi toks išjaustas, išbūtas. Aš kartais sakau studentams savo, nepasitikėk nei vieną mintimi, kurie ateina sėdint. Tai ir pats skiriu tikrai dėmesio neužsibūti, o pakilti ir eiti. Eiti ir apmastyti kažkokią tai temą. Tai daug vaikštau per dieną nueinu nemažai kilometrų, mąstydamas ir tyrinėdamas. Be abejonės mane traukia aplinkos iššūkiai. Tai ir su savo berniukais, ir netgi kai jų nėra, kai jie yra darželiuose ar mokyklose, aš palaipioju po vaikų žaidimo aikšteles ir ten ieškau irgi įvairių iššūkių ir kuriu naujas užduotis, naujus iššūkius praktikuotojams. Dabar čia mes iš karto taip perėm irgi apie įžvalgas ir aš prisiminiau, kad dar vieną klausiau tavo trumpą laidą žinių radijui apie tai, kalbėjot, kaip gimsta įžvalgos. Ir tu dabar sakai, ten skiriu daug laiko apmąstymams, ten einu daug laiko per dieną. Tai čia tas ėjimas tikriausiai panardina tave į tą ramybės būseną. Laidoje minėjai, kad meditatyvioje būsenoje iš principo, kai esi atvira širdim, atvirų žvilgsniu, be jokio suinteresuotumo, tai yra ta vieta, ta būsena, kurioje gimsta geros įžvalgos. Ir dabar noriu tavęs klausti, ar tu sutinki su ta mintim, kad daugybė gerų tų body and mind krypties treniruočių, kuriuose realiai kūnas ir protas yra toj gilioj integracijoje, yra puikia vieta geroms įžvalgoms gimti. Be abejonės. Ta prasme, ir jeigu taip, tai ar mes pakankamai galbūt tai iškomunikuojam? Nes galbūt mes tą labai judesį reklamuojam per sveikatą, per tai, kaip tai realiai atsilieps fiziškai. Jau nekalbu apie tai, kas reklamuoja per gražų kūną, bet jeigu daugiau atkreiptume ir į tai dėmesį, tiesiog komunikuodami maždaug, kad mes čia mažinam streso lygį, gerinam psichoemocinę sveikatą ir čia gimsta tikrai geros įžvalgos, kurios skatina paskui permainas, tai gal ir daugiau žmonių paliestų. Aš manau, kad man tai savotiškai net liūdna, kad judėjimas, netgi tas pats sportavimas ar treniravimas, pavadinkim taip, yra suprantamas kaip kažkokia duoklė kūnui. Kad aš kažką padarau su kūnu, jį ten pagražinu, padailinu ir tiek. Bet vis dėlto esminis dalykas tai žmogaus integracija. Žmogus vėl grįžta į save kažkuria prasme, tampa visas. Nes vėlgi, čia ilga kelionė kalbėti, bet kaip atsiranda adekvati arba reikalinga įžvalga. Tai jie atsiranda labai aiškiai išjaučiant situaciją, kurioje esi. Be išankstinių nuostatų, be mane pasivejančių kažkokių emocijų, kurios laiko, tokios, galbūt jos gali iš 5 metų ilgumo kažkokios istorijos mane laikyti, emocijos. Tai aš visose tose istorijose paprastai negaliu matyti situacijos blaiviai. Tai yra toks, tarsi ant akių uždėtas šydas, tinklas, taip pat ir ant mąstymo, kurį galima pavadinti mano istorija, mano gyvenimas. Ir aš jau iš to savo istorijos, iš savo gyvenimo sprendžiu apie įvykius, kurie yra aplink ir paprastai darau nelabai teisingus ir nelabai adekvačius sprendimus. Ir taip tas gyvenimas ir kuriamas, vadinamas mano gyvenimu. Bet žmogui nutinka akimirkų, kartais jos nutinka visai netyčia ir labai dažnai jos nutinka gamtoje. Ir žmogus yra apimamas nuostabos, grožio, įkvėpiau, pamačiau akimirką, sustingau, įsiklausiau, garsas. Ir toje akimirkoje yra, savotiškai, galim tai pavadinti, tuščia. Aš esu visiškai čia, visiškai dabar, nieko nemastau, nieko nejaučiu, viską girdžiu, viską matau. Ir štai toje tuščioje erdvėje yra sąlygos
iš tikrųjų pajausti, kas iš tikrųjų yra, kas iš tikrųjų svarbu, kas galbūt netgi, vadinkim, šaukėsi iš ateities, galim taip sakyti, kas nori užgimti, kas nori atsirasti. Tose akimirkose yra didesnė intuicijos galimybė. Tai pavadinkim, jeigu aš visą laiką kalbu, be abejo, nes aš negirdžiu, ką sako kiti. Tai lygiai taip pat, jeigu aš nuolat kalbu savo emocijomis, savo būsenomis, savo reikalais, pačiame savo gyvenime aš negirdžiu, ką sako gyvenimas, aš negirdžiu, kas jame potencialiai galėtų atsirasti naujo, nes aš esu vis tas pats, aš save velku nešuosi. Tai kokią vietą čia turi, tarkim, treniruoti, arba, kaip minėjai, body-mind integration practices ir visa kita. Tai yra tai, kad aš bent trumpam galiu palikti visą tą bagažą, tą priekabą savo, kurią nešuosi su savimi ir vadinu savimi dažniausiai, aš galiu kažkur palikti ir iš tiesų įsikūnyti, įsibūti į šią akimirką. Ir tarkime, intensyvumas, prakaitas, kodėl žmonės kartais nori tokios intensyvios treniruotės, sako, kad galvą išsivalyti. Aš manau, kad tai yra apie tai. Iš tikrųjų atvykti ir išsigryninti ir išsivalyti. Ir tada po tos praktikos ar treniruotės yra tarsi šviesiau, gali žmogus blaiviau mąstyti. Bet vėlgi, tuomet kitas klausimas, ar mes patį užsiėmimą galim apibrėžti kaip siekimą šitos būsenos? Aš manau, kad galim. Ir aš manau, kad turėtume visų pirma galvoti apie būseną, kur aš esu, kiek įmanoma, tampu atviresnis pasauliui, tampu grynesnis, švaresnis, tyresnis. Aš manau, kad tai bet kokios praktikos galutinis tikslas. Nes koks dar? Kad padalinti kūną truputėlį. Kūnas paprastai seka mūsų kažkokius tai įpročius ar gyvenimo būdą ir jisai yra tiek intelektualus, protingas, jisai susitvarkys. Ir tas linijas, ir vaizdą, viskas bus, jeigu aš iš tiesų būsiu nuoširdžiai savo praktikoje. Bet jeigu aš į praktikos pirmą vietą statau kažkokią vieną arba kitą liniją, arba kiekybinį tikslą, kiek aš ten turėčiau nubėgti ar pakelti ar panašiai, tai man atrodo, tai yra toks, iš esmės prasilenkimas su esme, ką reiškia žmogui būti įsikūniusiam fiziškai. Tai man atrodo labai geras klausimas. Ir dar iš karto kilo mintis, kaip tarsi žingsnių seka, ar visą laiką ta pati turi būti, nes man atrodo, kiti treneriai tiesiog prie to paties veda, bet galbūt pasirenka kitą kryptį. Tai turiu minti, kad kviečia ateiti į sportą dėl sporto, bet su ta mintim, kad žino, kad sportas turi tokį efektą iš principo, kuris švarina galvą ir paskui tau jau norisi tų permainų kitokių. Nes tarsi dabar, ką mes ką tik šnekėjom, tai tarsi turėtume iš karto suvokti tą pradinį tikslą, į kur mes einam, ir tada sportas toks kaip įrankis. Ir čia detalėse slypi tam tikrų dalykų. Iš tiesų, tarkim, jeigu aš nuolat kartoju tą pačią rutiną, tai didelė tikimybė, kad judesį imu automatizuoti. Ir galimas dalykas, kad nepaisant to, kad mano kraujotaka ir raumenys ir visa kita dirba, bet aš toliau seku savo galvoje tas pačias pasakas, mąstau tas pačias mintis ir būnu tas pats žmogus, koks ir atėjau. Kitaip tariant, kūnas daro savo, o mano galva daro savo. Jungties neįvyksta. Tai tarkime, ką mes šitoje vietoje darom, mes nuolat keičiam užduotis, nuolat žmogų kviečiam patirti tą įvairovę, kuri gražina. Aš negaliu pamesti koncentracijos. Jeigu tik pametu koncentraciją, pametu ir užduotį, nes jinai yra pakankamai nauja, nes jinai sukelia naują iššūkį, reiškia, aš nuolat turiu būti, taip sakant, on top of the task. Bet kita vertus, jeigu tu visą laiką esi mintyje, kaip padaryti kažką, tai tavo mintis užimta, realiai tavo galva užimta kitom mintim. Taip, teisingai. Tai tuo metu yra pilna koncentracija į reiškia, tą veiksmą, tą užduotį, kaip padaryti ir panašiai. Bet yra dar vienas dalykas. Tai teisingai sakai, jeigu aš labai susikoncentruoju į sėkmę, kad greičiau įveikti, reiškia, įveikti tą dar nemokėjimo nemalonumą ir atsidurti mokėjimo pusėje. Tai vėlgi aš nesu čia. Aš esu jau ten, kur aš noriu tarsi būti. Tai šita situacija, kurioje dabar esu, man yra nemaloni, tai yra, pavadinkim ją, nemokėjimus, yra nemalonus ir aš noriu atsidurti malonioje pusėje, mokėjime. Reiškia, aš čia ir dabar nebūnu. Tai tam reikalinga tokia, gilus supratimas, kad jokie
iš tiesų tie tikslai iškelti, išmok šitą arba išmok aną, arba atsistok ant rankų, atsistok ant vienos rankos, atsistok ant vienos kojos. Daugybę dalykų mes galim prigalvoti, savaime jie nėra vertės. Vertė yra, kaip aš būnu pakeliui. Kitaip tariant, savotiškas pasitenkinimas pačiu mokymosi, kuris ne visada yra malonus, primenu, procesu. Arba įsivaizduokim žmogų lipant į kalną, į viršūnę. Jeigu vertė yra tik viršūnė ir pasitenkinimas yra iškelti vėliavą viršūnė, tai visa tai, kas yra pakeliui, yra tai, ką reikia kuo greičiau įveikti tam, kad atsidurti viršūnė. Ir mes labai dažnai taip gyvenam gyvenimus. Ši akimirka yra tik priemonė kitai akimirkai, tik priemonė kitai ir mes niekada neatvykstam į dabar. Tai man atrodo reikalingas toks pamatinis suvokimas, kad vėliau nebus kitaip negu yra dabar. Bus lygiai taip pat. Ir kai tu pasieksi vieną viršūnę, tada atsiras kita viršūnė. Ir tarkim, mes savo praktikose duodam žmonėms tą absurdą, tą beprasmybę viršūnių patirti. Mes duodam viršūnės, duodam tikslus, žmogus pasiekė vieną, dabar im kitą, dabar im trečią. Ir taip viršūnė. Ir pakeliui supranti, kad ne apie viršūnės. Kiek norėsi, tiek pasieksi, bet niekas nepasikeis esmingai, kai tu užlipsi į tą viršūnę. Esminis dalykas, kuris keičiasi, yra kaip aš būnu pakeliui. Ir štai čia ateina žodis praktika. Tai, ką aš darau, tai yra praktika. Aš tampu savimi per veiksmą, kurį atlieku. Ir tai man regis ryšasi su senosiomis kovos menų tradicijomis, kurios turi net savo pavadinimuose, tą žodį, kelias. Tai kad mano praktika yra mano tapsmo savimi arba sugrįžimo į save praktika. Dabar ar aš tapsiu kovotoju, ar aš tapsiu kaligrafijos meistru, ar puokštę dėliosiu į kebanos, tai yra tik tai priemonės, ar iš lanko šaudysiu, juk ne lanko šaudyti žmonės nori išmokti, ne puokštę dėlioti, ne gražų piešinį nupiešti, jie nori surasti save pakeliui. Ir kai suranda save, tada jų menas tampa tobulu, tada jie iš tiesų sukuria šedevrus. Tai man praktika visų pirma apie tai. Bet klausant taip iš karto, dar tokias irgi paprastas mintis, kad o kartais norisi tų viršūnių, ypač kalbant apie sportą. Pavyzdžiui, jeigu labai tu įsivaizduoji, kad tai nėra labai paprasta pasiekti, tai tau labai smagu yra ir ta kelionė, bet labai smagu ir ta viršūnė. Aš taip įsivaizduoju, stovėjimas ant rankų. Nori išmokti stovėti ant rankų. Tai nėra labai paprasta, nes jeigu galvoji, kad sakai, praktikose savo duodat viršūnės patirti ir jeigu jos tokios, kur tu per pusvalandį ir patiri ją, tai ji kaip ir tokia, tikrai tokia padeda pažinti tą absurdą pasiekimo. Bet jeigu tu kažkaip ir supranti prasmę kelionę, supranti, kad tai yra ilga kelionė, bet tikslas vis tiek tave motyvuoja, tai ta viršūnė nėra tokia jau labai absurdiška. Be abejo, nes pirmas dalykas, ką mes kviečiam žmonės atrasti, tai visų pirma, kad jie gali daugiau, truputėlį daugiau. Aš galvojau, kad galiu tiek, aš savo tam tikras ribas jaučiau ir štai mes keliaujam per procesą ir žmogus gali daugiau. Jis gali peršokti tvorą, jis gali atsistoti ant rankų, jis gali pakelti kito žmogaus kūną, jį nešti ir tokius dalykus atlikti, kur atrodė jie labai sudėtingi, bet tinkamai priejus jie tampa įmanomi ir atsiranda tas, wow, aš galiu, prasiplėtė mano galimybės, žinojimas, bet štai tas džiaugsmas galėti ir fiksavimasis į tą nuolatos nuo manęs bėgantį tikslą yra truputėlį kitos būsenos. Aš čia labiau apie būseną kalbu. Žinoma, kad mes norim išmokti ir mes dėl to ir praktikuojam, bet tai ateina kaip natūralus procesas. Bet kur man atrodo tokia savotiška toks galbūt paklydimas, aš šokiuose nemažai praleidau savo gyvenimo ir štai aš turiu kokį nors judesį, kokį nors žingsnelį ir aš tarkim mokinu kitus to judesio ar žingsnelio ir jie irgi tokio nori. Bet tą, kurį aš darau ir rodau, jis yra mano, jis yra labai savitas man ir dabar be abejonės, kad tas žmogus tokio neturės. Jis tokio nepasieks, bet jis gali taip užsifiksavęs visą gyvenimą norėti tokio judesio, kurį aš darau, kaip tam tikro idealo ir būti visą laiką savimi nelaimingas.
savimi nepatenkintas, nes negali padaryti tokio judesio. O aš tai turiu juodą diržą, arba aš turiu pasiekimus, apdovanojimus ir aš galiu amžinai laikyti tą žmogų pajungęs į mokymosi procesą, siekiant į to nepasiekiamo tikslo ir visą laiką sakyti, ne, dar ne, čia negerai, čia va, pasižiūrėk. Tai reiškia, aš autoritetas, aš žinau, o tas žmogus pakeliui nežino ir jam reikės labai daug ten nueiti tų valandų, kol jisai kažką pasieks. Tai man atrodo, va ta samprata, kuri turi tiesos, joje yra tiesos, tai yra disciplina, tai yra visų pirma, tai žmogų suorientuoja, sustato į vėžes, ypatingai jeigu šiaip gyvenimas yra labai palaidas visom prasmėm, tai va toks požiūris jisai tinka. Aš užsistatau tikslą, aš siekiu, aš iškenčiu visus iššūkius, bet tai yra pradžia. Po to ateina kitas etapas, kur aš turiu sugebėti jau žiūrėti ne į tikslą tolyn, o į dabar, nes tik tame dabar yra atrandamas ir autentiškas judesys, ir autentiška forma, ir žmogus sukuria tai, ką jis pats gali iš savęs geriausio, nepriklausomai, ką siūlo kultūra. Tai va, tai aš truputį užsiminiau apie tuos iššūkius arba tuos tikslus, kurie ateina ne iš mūsų pačių, jie ateina iš kultūros, tarkim, nubėgti maratoną. Aš nežinau, ar mūsų kūnas nori nubėgti 42 ir ten kažkiek kilometrų. Pats kūnas iš savęs neturi tokio tikslo. Tas tikslas ateina iš galvos arba tam tikras laikas, per kurį tą padaryti. Ar bet koks kitas tikslas ir viskas. Mes pametam save, pametam patį bėgimo džiaugsmą, mes pametam bėgimo esmę per tai, kad mes norime pasiekti tą viršūnę. Ir tada aš klausčiau, džiaugsmas. Taip, džiaugsmas pasiekti viršūnę, bet kiek yra procese tų mini atradimų ir mini pergalių kiekvieną dieną, kur galėtume sutelkti dėmesį. Nes vėlgi, kai mes susitelkiam tik tai tuos didžiuosius pasiekimus, ir ypač tai sportuose, disciplinose yra, kas nutinka su visais tais žmonėm, kuriems nepavyko tų viršūnių pasiekti. Ir tai yra žymiai didesnė dalis žmonių nei tų, kurie pasiekė tas viršūnės. Kas su jais, kas su jų psichika, kas su jų kūnais, kas su jų savivertė, motyvacija, apskritai, ką jie išmoko. Ar jų laikas praleistas toje disciplinoje buvo vertingas, jeigu vertė buvo tik tai tame pasiekime. Tarkime, aš mokausi kažkokią meno ir mano tikslas yra čempionatas, arba mano tikslas tam tikra figūra atlikta tobulai, taip kaip būtent šitas treneris mokina. Ir tarkim, dėl įvairių priežasčių, sveikatos ar dar kažkas, man nepavyksta. Ar laikas praleistas yra veltui? Tai man taip neatrodo. Man atrodo, mes turim surasti pakeliui ugdymo ir saviugdos ir savęs pažinimo, sugrįžimo į save, pasitenkinimo dabartimi galimybę ir atverti ją savo klientams, savo žmonėms. O kaip tai paprastai galima savo padėti išsigryninti tikslus, nes iš principo tikslų savaime nenuvertinę. Ta prasme, kad blogai yra siekti bet kokio tikslo, bet yra blogai būti tame neautentišku, pačiam savo, išlikti netokiu individu, kas irgi reiškia, kad toks nedalomas ir nepadarysiu niekada taip, kaip kitas padarė. Bet kaip nesusipainioti, sakai, maratoną nubėgti, kūnas nenori, irgi girdėjau, kai sakai, kad bet turi kūnas poreikį pabėgėti. Bet kaip dabar tą tikslą savo formuluoti ir išlikti tame autentiškume? Kaip sugebėti atpažinti, netgi ne tai, kad atsispirti, bet atpažinti apskritai, kur čia yra tas tikslas primestas. Nes tu gali taip labai nesuprasti, tu gali iš tikrųjų norėti tą maratoną nubėgti. Ar tiesiog visą laiką kažkaip tikrinti savo būsenas, kokioj tu čia būsenoje esi ir kas atsitinka, jeigu aš nenubėgu. Ir jeigu pasitikrinęs visą laiką randi atsakymą, kad nieko tokio, jeigu nenubėgu, tai gal tada čia yra tas balansas, ta tiesa. Aš taip galvoju, truputėlį iš karto mąstau plačiau apie patį gyvenimą ir tikslus, kuriuos mes, tarkim, išsikeliame savo gyvenime. Ten aš tapsiu kažkuo, arba aš kažką nuveiksiu, kažką padarysiu. Ir fiksuojam visas savo pastangas ir dėmesį, tarkime, į tą tikslą. Bet gyvenimas yra pakankamai chaotiškas, kompleksiškas, pavadinkim, nebūtinai chaotiškas. Ir pakeliui tą tikslą
išryškėja kažkokios naujos galimybės. Tarkim, aš turiu tikslą nubėgti maratoną, aš išbėgu bėgti maratoną, mane kelias veda tiesiai į finišą to maratono, bet išbėgęs į maratoną aš atradau nuostabią įlanką arba kažkokį tai papildomą keliuką, kuris gali būti mano gyvenimo atradimas. Arba aš, užsistačiau savo tikslą, aš dabar lankysiu paskaitas, pasibaigsiu magistrantūrą, tą ir aną, ir aš kylu liftu į paskaitą ir lifte su manimi kyla Taylor Swift, pavyzdžiui. Ir sako, einam išgert kavos. Ir aš sakau, ne, aš į paskaitas, nes magistrantūra, nes tas anas, aš turiu savo gyvenimo tikslą. Gerai, tai pirmin. Ir aš lieku su savo tikslu. Ir aš nenuėjau šiuo atveju kavos su Taylor Swift. Arba su bet kokiu kitu žmogum, kuris man, tarkim, kažko imponuoja, daro įspūdį, kažką aš norėčiau paimti išmokti. Tai kartais galbūt tie atsitiktinumai, netikėtumai pakeliui ir tas gebėjimas būti, įsiklausyti, kas šiuo metu yra duodama gyvenime. Gali būti, kad aš tampu aklas toms galimybėms. Ir kažkuria prasme ir grožiui, kuris aplink mane veriasi, nes mano tikslas yra toli, jis yra susiaurėjęs ir aš visą savo būtį programuoju ten. Tai tikslai, jie mus išjudina, jie duoda mums pirminį judesį. Bet ar jie iš tikrųjų yra galutiniai tikslai? Nes kas pasikeis gyvenime, ar aš nubėgsiu tą maratoną. Čia mes pasirinkom maratoną kaip pavyzdį, čia be abejo, nes nenorėčiau, kad kas nors priimtų, kad čia blogai bėgti maratoną. Labai gerai, viskas to labai gerai. Bet juk ne pats maratonas buvo tikslas, bet kažkas, ką aš noriu patirti iš to. Galbūt aš noriu patirti, kad aš prieinu savo ribą, kad aš truputėlį ją pastumiu. Bet gali būti, kad aš tą ribą sutinku kažkur visai ne toj vietoj, kur aš tikėjausi. O man tai iš karto, žinai, kai tu pasakoji apie Taylor Swift, man čia toks tarsi pagundų elementas. Ir kai tu pasirinki kažkokį tikslą, tai gali būti tiesiog tavo tie takeliai, kur tu sakai, kad įsiklausyti šį momentą ir pajusti to momento grožį ir galbūt jis tave kažkur naujai nuves, o galbūt tai yra tiesiog laikina pagunda, kuri tave kaip tik atitraukia nuo tavo iš esmės didesnio tikslo. Ir ypač jeigu šitą visą analogiją perkelti į santykius, į santykių temą. Tai... Ant Taylor Swift užsikabinama. Jo, čia gal ne tiek, kad dėl asmens, bet kad iš principo solidi riba yra iš tikrųjų, tikriausiai, kur yra tavo tikslas ir kaip tu jo sieki, ir kaip tu niekad nepasiduodi ir eini, ir atsispiri pagundoms, o kur yra riba, kai tu eini į tikslą su malonumu ir galbūt net tas tikslas nenukenčia, jeigu tu įžvelgi galimybės ir šalia tuos kitus takelius. Tai gerai, bet apie tai galim jau ir pabaigti, nes noriu toliau, arba nebent turi kažką pridėti. Ja, gerai, čia puikus klausimai ir man tai patinka, kad mes taip gilinam tą temą, tada iš tiesų galim kažką atrakinti ir aš manau, kad tai vertinga, nes reikia suprasti, kad bet koks pasakymas ar bet koks atsakymas, kurį sakau, galima jau sakyti taip, o kaip šitame kontekste, o kaip kitame kontekste. Tai man atrodo svarbu tai ir atpažinti, kad nėra čia kažkokių teisingų arba galutinių atsakymų. Vertinga yra truputėlį taip atsitraukti ir plačiau pamatyti ir pasvarstyti. Galbūt šiuo metu mano gyvenime man reikalinga fiksuoti tikslą ir man reikia save ištraukti iš chaoso. Kas bebūtų, aš viską numetu ir aš nueinu šitą etapą, taip sakant, su pusiau užmerktomis akimis ir viskas. Tai yra būtina ir tai paprastai reikalinga padaryti, kai sąlygos yra kritinės. Na, kaip sakau, arba chaosas aplinkui, aš turiu save ištraukti, savo gyvenimą ištraukti iš chaoso. Kažkokia krizinė situacija arba to reikia dėl kažkokių priežasčių labai pragmatiškų.
Bet yra momentas, kai aš truputėlį tampu atviresnis ir laukiu, stebiu, žiūriu, ką gyvenimas pats duoda ir gali pasiūlyti, kaip tose pasakose, kur, tas trečias brolis ar ten sesuo eidama padeda ir voverytei, ir ežiukui, ir dar kažką, ir su debesėliu pasikalba, ir paskui žiūrėk, visiškai netikėtai tie įvykiai susijungia į kažkokią tai dar ne visumą, kurios negalėjai matyti čia stovėdamas, negalėjai numatyti, bet tu pamatai, kai įvykiai vyksta, tu pamatai, kaip tos grandys susijungia ir tu atėjai į tikslą, kurio negalėjai numatyti. Ir tie labai, vadinkim, racionalūs pirmas ir antras brolis, vėlgi pasakose, jie turėjo tikslą, jie veikė tikslingai, jie veikė pragmatiškai, jie atmetė nereikalingus pasiūlymus voverytės ir ežiuko ir debesėlio. Ir jie, žiūrėk, vis dėlto didesniam plane pralošė. Pralošė patį gyvenimą, pralošė galimybę užmegzti kažkokius naujus vertingus ryšius ir santykius ir visą kitą. Tai aš tiesiog manau, kad mums reikia išlaikyti visą laiką tą perspektyvą, kad tai, kas mums sakoma, siek savo tikslo, bet nesvarbu, tas anas, taip gali būti, bet klausimas kada. Šaltos vonios, gerai, bet kada? Kartais gerai, kartais negerai, priklausomai nuo to, kokio gyvenimo ir aplinkybių situacijoje esi. Nėra jokio recepto, kuris veiktų visais atvejais ir jokios dozės, kuri būtų visiems tinkama. O, pavyzdžiui, iš karto apie tave tu pats praktikuoji? Ką? Tas šaltas vonias. Aš mauduosi ežere. Žiemą ir... Aš nekuriu dirbtinių situacijų. Aš jaučiu, kad man tai yra dirbtina kažkaip... Gal tai turi reikšmę ir vertę, bet aš pastebėjau vieną dalyką, kad man veikia įvairovė. Ir aš ilgiuosi pakankamai spontaniškai, aš įsiklausau į save ir štai šį savaitgalį mes važiuosim į sodybą ir aš jau jaučiu, kad aš lysiu į ežerą ir maudysiuos. Bet kai esu čia Vilniuje, dabar man leistis šaltą vonę, piltis ledukus, ne ta vieta, čia aš nueinu į pirtį, nes man pirtis yra prieinama. Vėlgi būsiu kitoje vietoje, darysiu tai, kas yra prieinama. Kaip ir Dalai Lama, jeigu atsiduria tam tikroje vietoje, kur žmonės valgo mėsą, jis irgi suvalgo mėsą, nes jis atsidūrė naujam kontekste, tai rodo mūsų plastiškumą. Plastiškumą, keistis, prisitaikyti ir nedaryti iš savęs mašinos kažkokios. Ir dar kalbėjai apie chaosą. Ar tau yra tekę patirti savo pačių kailių savo gyvenimą, kaip tu save trauki iš chaoso? Yra. Ir iš tiesų, kelias iš chaoso, man regis, veda per atsikartojančią discipliną. Kad yra kažkokia struktūra, kuri laiko, pavadinkim kažkoks tai mentalinis nuopolis, kažkokia vidinė krizė. Tai man regis yra labai svarbu išlaikyti ritmą. Ritmas gali ištraukti, ritmas sugrąžina prie, net jeigu aš nesijaučiu, kad šiandien norėčiau eiti į praktiką. Šiandien aš noriu pabūt, man taip liūdna, man taip negera, man taip nesveika. Jeigu aš taip, tarkim, pradedu skirstyti, kad dabar aš nebesilaikysiu tos disciplinos, tai galimas dalykas, kad aš pametu praktiką iš esmės ir tuomet mano praktika netarnauja man gyventi geriau. Praktika turėtų tam tarnauti. Mhm. Tai vėlgi, čia ką tik aš pasakiau dvi skirtingas mintis. Nekurkim visiškai dirbtinių situacijų kaip vonia ir tuoj pat pasakiau, kad laikykimės disciplinos. Prieštaravimas. Bet mes kiekvienas turim atrinkti, kaip tame aš esu ir ko šiuo metu man iš tikrųjų reikia mano konkrečioje situacijoje, kad ją išjausčiau, man reikia bent trumpam įeiti į tą būseną, kur aš galiu iš tikrųjų atpažinti, kas vyksta. Mhm. Ir dar tada grįžtant truputėlį prie tų... Prie judėjimo, kai mes kalbėjom apie tai, kaip iškomunikuoti, tą body and mind minėjom. Tai dabar kviesdamas tu pats ateiti į savo treniruotės, kartais taip kalbi, kad tai žadina kūno potencialo pažinimą, kad visa tai yra, iš principo, tos treniruotės yra apie kūno pajautimo prasmę, kuri padeda suprasti prasmę apskritai. Ir čia iš vieno tavo interviu cituoju.
Pamažu aiškėjo, kad dėmesys judesiui, kūnui yra mano būdas išlikti kalbos ir bekalbiškumo pusiausvyroje, kurioje man iki šiol atsiveria svarbus egzistenciniai atradimai. Gal tu gali pasidalinti keliais tais egzistenciniais atradimais, truputėlį taip konkrečiau ir labiau apčiuopiamais, kas jie yra tokie, kur ta pusiausvyrą tu pajauti. Galbūt netgi tas pats gimdymas, nuo kurio mes pradėjom, galėtų būti kaip pavyzdys, bet čia jis toks labai jau subtilus. Aš gal pradėsiu truputėlį iš toliau. Tokios manie regis veikia du regis nesuderinami pradai. Tai yra vienas yra filosofo arba fasilitatoriaus, tai yra žmogaus, kuris mąsto apie pasaulį, klausia apie tiesą. Kas yra iš tikrųjų, kas yra tikra, kaip žmogus turėtų arba galėtų elgtis, skaito knygas ir tuo pat metu klausia kitų ir organizuoja procesą, kur vyksta pokalbis ir refleksija, regis tai yra apie supratimą pasaulio, ar ne? Tai yra apie intelektą. Ir kita pusė, kuri prakaituoja ir juda ir ieško įvairiausių išraiškų ir turi tą vitališką gyvenimo energiją, tokią gyvūnišką netgi pavadinkim, ir atrodo, tai čia yra treniruotė, o čia yra mąstymas, ir tai regis yra du skirtingi pasauliai. Bet vėlgi, nekeliant tokio tikslo, bet man taip nutiko gyvenime, kad šitie du pasauliai susijungia, jie suartėjo. Ir aš supratau, kad vien kalbėjimas, vien mąstymas apie dalykus jisai nuveda šunkeliais, nes kalboje gali pasakyti bet ką. Gali nukeliauti bet kur. Tai gali tapti nebepririšta prie patirties. Už mano žodžio gali nebebūti veiksmo, tikro patyrimo ir tada aš galiu postringauti apie dalykus, kurių, tarkim, niekada nepamatysiu, nepatirsiu ir prie kurių niekada neprisiliesiu, bet tarsi kalboje viskas leidžiama. Aš pasiremiu kokiu nors mokslininku, kokią nors citata, konceptų ir aš, taip sakant, svaičiu. Tai tas filosofų pasaulis, kuris man brangus, kuris mane įkvepia, vis dėlto jame aš remiuosi visų pirma į tuos žmonės, kurie mąstymą susiję labai stipriai su egzistencija. Arvydas Šliogeris, vėlgi jo mokytojas, jis vadina savo mokytoju, Martinas Heideggeris, na ir visa egzistencijos filosofų linija, kurie, mąstymą labai stipriai pritraukia prie gyvenimo. Ir man gyvenimas yra visų pirma susijęs su mano fiziniu buvimu, nes būti gyvam, apskritai būti, tai reiškia būti įkūnytam, būti kūne, veikti, dalyvauti, atvykti. Vis dėlto mes štai kalbamės gyvai ir tai yra gyvai. Ir jeigu mes kalbėtumėmės kažkaip per nuotolį, būtų truputėlį kitas dalykas. Mes jaučiam kur kas daugiau šiuo metu, nei vien girdim ir suprantam. Tai štai ta kita pusė, ir ką aš pastebėjau kitoj pusėje, žmonės treniruojasi, sportuoja, siekia kažkokių tikslų, dažnai tokių nereflektuotų tikslų. Ir tame procese lieka kūno judinimas, kūno lavinimas, kuriame paprastai neužduodamas klausimas, tai ką aš čia veikiu, kas su manimi vyksta, kas keičiasi mano gyvenime, ką aš suprantu apie platesnius principus. Ir štai man regis, tai kaip mes šiandien kalbamės, aš kalbu iš patirties, aš nekalbu iš vadovėlio, aš necituoju vieno arba kito filosofo minčių. Tai, ką aš apibendrinu, tai ateina iš refleksijų, kurios užgimsta praktikos metu. Apie praktiką apskritai, kaip didesnį procesą, bet lygiai taip pat atliekant konkretų judesį, aš klausiu, kas man yra tinkamas atstumas, kas yra tinkamas laikas, arba kas yra tinkamas ritmas, kas yra laikysena, tinkama laikysena, ką man reiškia pusiausvyra. Va čia ir dabar per fizinį patyrimą aš galiu kalbėti, prasmingai kalbėti apie dalykus, kurie yra, labai platus. Jie yra esminiai, bet aš juos čia ir dabar patiriu ir aš galiu su jais turėti santykį. Tada viskas, ką kalbu, yra atsverta mano patyrimu ir aš bandau, išbandau tai, ką sakau. Pasitikrinu, ar tai yra tikra.
Tai Šliogeris, mano mokytojas filosofijos, jis sakydavo, mums reikia ne mąstymo, mums reikia matančio mąstymo. Mums reikia mąstymo, kuris yra apribotas mano tikro patyrimo ir mano, vadinkim, netgi ribotumo kaip žmogaus. Tada jis yra gyvas, tada jis tikras, tada jis kažką reiškia man ir galimai kitiems. Tai aš einu tokiu keliu, jungdamas praktiką su mąstymu ir atverdamas tiek galimybę mąstymą įkūnyti, tiek įkūnytas patirtis judesį apmastyti. Ir tiesą sakant, pamatyti, pastebėti, kaip mūsų kūnuose, mūsų judesiuose yra paslėpta išmintis. Išmintis gali atsirasti, tiesą sakant, iš kūno, iš tos pusiausvyros buvimo tarp minties, tarp žodžio ir tikro patyrimo, įkūnyto patyrimo. Bet, kad tai vyktų, man regis vėlgi reikalingas tam tikras lauko išvalymas, atsikratymas nereikalingų išankstinių nuostatų, nereikalingų judesių, parazitinių minčių ir parazitinių judesių, manieros įvairios. Eiti prie esmės minties ir prie esmės judesio. Ir tada ten yra toks karštas susitikimas. Tai tau ypatingai, kaip šiaip kiekvienam žmogui tikrai labai svarbu, bet filosofam gal kažkaip ypatingiau svarbu kaupti tą išminties bagažą ir tada tu sąmoningai save galbūt nardini tas būsenas, išvalai galvą, kad gimtų tos geros įžvalgos. Šiaip įdomu, ar filosofai turi kažkokius galbūt savo ritualus, kaip jie stengiasi dažniau atsiverti. Ta prasme, ar tai yra tiesiog tai, ką jūs mokot galbūt šiaip žmonės savo studijoje, ką galbūt, kaip šnekėjom, Boden man pasiūlo tą kūno ir proto integravimą, minčių apvalymą, ar visgi tai yra ne vien tik tais, kas yra šiaip bendražmogiška, bet ir filosofai turi galbūt kažką savo slaptą kažkokį ritualą, kuris tą padeda atsidurti mintim, protų, kūnų ten, kur reikia, kad ta išmintis greičiau tarsi kauptųsi. Yra įvairių pasakojimų, legendų apie tą patį Sokratą, laikomą filosofijos tėvu, kuris sakydavo, ten, kaip Faidrai, einam pasivaikščioti. Ir jie eina aplink Atenus ir jie eidami kalbasi ir tame ėjime jie eina aplink tą perimetrą, peiros, reiškia, aplink tą ribą ir iš tos ribos apžiūrinėdami miestą, reiškia, jų mąstymas yra įvietintas, jų mąstymas yra kartu su judėjimu aplink miestą, jų mąstymas yra iš tam tikros vietos ir tada jie atsisėda po medžiu arba atsigula po medžiu ir viskas, kas vyksta mąstymo lygmenį, yra tuo pat metu ir fiziškai įžeminta, tai nevyksta kažkokioj virtualioj erdvėj. Arba tas pats Sokratas, apie jį pasakojama, kad jis ėjo kažką darė ir sustojo. Ir sustojo, stovėjo ir netgi snigo sniegas ir jis nepastebėjo, tai buvo pilnai sustojęs į tą stovėjimo būseną ir po to jį ten jau pažadino po poros dienų to stovėjimo kažkas tokio ir po to jam gimė kažkokios tai ypatingos įžvalgos. Vėlgi, kalbama apie įvairiausius galbūt ten ritualus, kurie buvo slapti ir kuriuose dalyvavo ir Pitagoras, ir Platonas, ir kiti, apie juos mes nežinom, nes jie be abejonės buvo slapti. Bet visa tai buvo kažkokie gyvi susitikimai, kuriuose gimdavo kažkokios įžvalgos. Vėlgi grįžtam prie tų pačių graikų, kur prasidėjo filosofija, kas yra gimnazija. Šiandien mes gimnaziją suprantam kaip akademinę instituciją, kur mes siekiame įgyti mokslo žodyną ir mokslinę pasaulio sampratą, bet ta senovinė gimnazija yra vieta, tai yra aikštelė, kur gimnos yra iš graikų nuogas. Tai žmonės, Atenuose vyrai, Spartoje ir moterys, mankštinasi kūno neprisidengia, iš esmės nuogi, beveik nuogi. Tai buvo laikoma, tarkim, pas graikus civilizacijos bruožų būti nuogo, barbaras tai buvo kailiais visokiais prisidengęs ir visko, o nuogas žmogus buvo
civilizuotas žmogus rodė savo kūną ir savo judesį viešai aikštėje. Įdomu, kad dabar yra apsivertus tą sampratą, kad barbaras yra nuogas, o civilizuotas žmogus su kostiumu. Tai va, tai ten, kas vykdavo tose gimnastikos arba gimnazijose, vykdavo mankšta ir pokalbiai tuo pat metu. Ir tai tapo vietomis, kuriuose užgimė retorika, kuriuose užgimė edukacijos iš esmės idėja, ką reiškia žmogui edukuotis. Ir aš esu apie tai irgi net rašęs, kad štai imtynės ir boksas, kad tai turėjo gilesnę prasme. Imtynės kaip apskritai ta tokia gyvenimo principas, kažkas kyla, kažkas leidžiasi, kitas kyla, prispaudžia, randa išeitį. Pats Platonas buvo imtynininkas. Tai imtynėse buvo surandama labai daug įžvalgų apie tai, kaip veikia gyvos sistemos, kaip veikia visata, kaip veikia žmogus. Tai tos pačios produktyviausios vietos pasaulyje arba tradicijos, jos visos buvo įžemintos, įkūnytos. Galima žiūrėti toliau į rytus. Vėlgi jogos tradicija, ta senoji jogos tradicija. Indijoje arba Kinijoje mes turim įvairias budizmo įtakotas tradicijas. Visur žmonės kažką darė. Aš jau minėjau, ar tai buvo lanko menas, ar tai buvo kovos menas, ar kažkoks su ginklais, ar be ginklų. Visą laiką buvo tas fizinis kelias, kuris leido mąstymui, minčiai neatitrūkti nuo to, kas yra čia ir dabar iš tikrųjų, nes žmogui labai lengva, sakant, pasibalnot kalbos žirgus ir išjot į anapusybę. Bet kaip įdomu, žinai, visgi tai, ką tu kalbi, atrodo, kad tai tu jau ir žinojai, kad nuo seno tas mąstymas ir fizinis kūnas judesys, tokioj sintezėje veikia visada kartu, niekada nebuvo atskira. O dabar, kai aš klausiau, tai tarsi aš klausiau iš tokios pozicijos apie tą filosofą kaip tokį atskirą kažkokį tai darinį, kuris tiesiog mąsto be jokio kūniškumo. Ir tu sakei, kad kai pradėjai tai, tą judesį praktikavai, paskui filosofiją studijavai, kad net negalvojai, kad tai apsijungs. Ir labai įdomu, kad tau tai buvo netikėta, nes tą, kad tu pasakoji, atrodo, kad tu visada žinojai, kad tas visada buvo apjungta. Kaip tau taip atsitiko, kad tu kažkaip galvojai, kad visgi irgi pamanėjai, kad tai yra atskiros dalys visiškai. Ir paskui tau ten jungiasi, nes iš tavo tekstų visų, kiek aš dabar skaičiau ir pasisakymų, man tai atrodo taip neatskiriama, taip susiję ir taip prasmė randasi toj sintezėje. Bet iš pradžių nebuvo akivaizdu. Aš kaip ir visi mes užgimėme į pasaulį, kuris yra pakankamai fragmentuotas, pakankamai specializuotas, kur sėkmė, žmonės siekia sėkmės, kažkokį įsiprasminimą, jie ateina dažniausiai darant vieną dalyką. Ir mes jau nuo mokyklos suolo esame kviečiami kažkaip apsispręsti, kažkam save atiduoti, kažkokiam keliui. Pasirinkti kelią, pasakyti, tu čia humanitaras, ar čia tu tiksliukas, ar koks. Nuo pat pradžių. Tai... Ir šiaip karjera nuo gyvenimo labai tarsi taip atskirta. Čia yra karjera. Jau vaikui 5 metai ir jau tėvam visiems stresas, kur leisnės, jau pavėluosim, reikia kažkur leisnės, jau žiūrėk, jau 7 metų jau jie žaidžia futbolą tam tikroje lygoje, nes tėvai nuo 3 metų jau ten kažkur leido, arba Tiger Woodsas nuo 3 metų mosavo golfo lazdą. Ir viskas, ir mums stresas yra specializuotis ir mes pradedam pasaulį matyti fragmentuotai. O kada būti žmogumi? Vis dėlto žmogus yra tas, universalas savo esmėje, tai yra labai, tai kur kas daugiau negu mes galim apibrėžti arba sutalpinti į vieną arba kitą kategoriją. Ir tarkim, filosofija be abejonės jį užstrigo universitetuose, universiteto auditorijose, tyrimų darbuose, galbūt knygų rašyme ir ji nebeišeina į aikštę, jinai nebeišeina į politinius debatus pakankamai, sakyčiau. Arba vėlgi žmogus, kuris dirba su sveikata, jis irgi tarsi neturi ką pasakyti politikoje. Ir būtent ta fragmentacija, man atrodo, taip, žvelgiant į civilizaciją mūsų kaip tokią, mus nuveda keliu, kuriuo ne vienas iš mūsų atskirai nenorime eiti. Bet kiekvienas stumdamas savo
tą agendą, savo darbotvarkę, savo specializaciją, mes jas stumėm taip toli ir galiausiai atsidūrėm ten, kur nebuvo žmogaus, kuris matytų visumą. Tuo tarpu buvo istorijoje laikas, tarkim, tas pats Renesansas, kuris atkartojo antiką, kur žmogus buvo pakankamai universalus. Ir tie didieji atradėjai arba genialūs žmonės, kaip Da Vinčis ir kiti, jie visi, tas pats Newtonas, tas pats Descartes, jie buvo daugybės dalykų žinotojai. Jiems rūpėjo pats gyvenimas, jiems rūpėjo gyvenimo principai ir labai dažnai jų atradimai, netgi specifiniai atradimai gimdavo iš visumos pajautos. Tai man regis, ta pajauta nėra toks akivaizdus dalykas, mūsų niekas už tai negeria, niekas neskatina, net tokios profesijos nėra, tokio kelio nėra. Tai aš truputėlį neteidamas į šitą pokalbį, aš taip nejaukiai jaučiausi, nes kalbėti apie save, aš neturiu ką apie save pasakyti, tiesą sakant, nes man nepavyksta atrasti kažkokios tai kvadrato, kažkokio tai disciplinos, krypties, kur aš galėčiau pasakyti, va, aš esu tai. Aš leidžiu savo būti žmogumi, kuris yra daugybėje vietų ir iš tos sintezės gimsta tai, kas yra, man atrodo, toks pilnas gyvenimas. Man labai gera girdėti, nes aš labai dažnai pati taip jaučiuosi ir taip atrodo, kad kas vertinama, tai kaip tik tas susifragmentavimas, nes kas realiai atrodo, kad vertinama, tai kai tu esi profesionalas vienoj srity ir jeigu tu turi daug dalykų, tai atrodo natūralu, kad tu ir nepadarysi gerai. Čia tiesiog taip praktiškai tarsi. Bet nežinau, ar čia visiems būdinga, ar ne visiems būdinga, bet atrodo, kad labai sunku kartais tilpti į rėmus ir būti tuo vienos srity besidobinčių profesionalu, nes tiesiog matai viską kaip visumą apskritai, kažkaip nesigauna išsiskaidyti. Taip. Tai mes šitą idėją, pavadinkime, mes ją įgyvendinom savo veikloje kažkuria prasme, nes paimkime tokį lauką kaip kūnas ir paimkime tokį lauką kaip fizinė veikla, fizinis aktyvumas ir ką mes randam? Mes randam, kad yra nesuskaičiuojama įvairovė galimybių, disciplinų ir krypčių, kur kiekviena iš jų labai specifiškai apsibrėžia savo ribas. Šita kryptis yra apie tai, tarkim, šokis. Bet negana pasakyti šokis, reikia pasakyti, koks šokis, kokios stiliaus šokis ir dar net ne tik kokios stiliaus, bet dar kokios federacijos. Kad jau visiškai išgryninti ir čia mes savo šitoje aplinkoje, šitam savo burbule darom šitaip. Tada vėlgi mes turim jogą. Tai negana pasakyti jogą, reikia pasakyti kokia joga. Ir vėlgi mes galim išgryninti iki kažkokios tai detalės ir apsibrėžti sritį. Ir mes gaunam tokį vaizdą. Žmogus sako, aš noriu būti fiziškai aktyvus ir jisai taip pat yra įmetamas į kažkokią tai labai stipriai apibrėžtą kryptį, kuri, klausimas man, tarnauja kam? Jos prasmė yra kokia? Dar labiau gryninti savo ribas ir atsiskirti nuo visumos ir vis dėlto grąžinti žmogų prie jo paties. Tai jeigu mes universalios būtybės, žmogus kaip general problem solver, reiškia pačių bendriausių problemų sprendėjas ir pats kompleksiškiausias judėtojas planetoje, lyginant su visais gyvūnais, su kompleksiškiausiam smegenim, plastiškiausiam ir lygiai taip pat su daugiausiai laisvės laipsnių turinčių kūnus, sąnariais, kurie gali skurti iš esmės bet ką, mes save įkišam į vienos apibrėžtos technikos studijas metų metams ir tada mums jau pabosta kažkada ir dar kažkokią vieną arba dvi išsirenkam ir tai yra mūsų fizinio aktyvumo istorija. Tai mes sakom, žiūrėkit, taip neturėtų būti. Ką reiškia žmogui iš esmės judėti, iš esmės fiziškai lavėti, iš esmės įsikūnyti, būti fiziškai išreikštam, aktyviam, atverti savo potencialą ne kaip specialisto vienos ar kitos srities, o kompleksiškai judančios būtybės. Kompleksiškai mąstančios, sprendžiančios problemas ir visą kitą. Tai mes sukūrėm judesio praktiką, judėjimo praktiką. Ir tuomet mūsų klausia žmonės, tai ką jūs darot? Tai mes judame, studijuojam judesį, mes atveriam žmogui jo potencialą, galimybės, visą kitą. Tai ką, jūs šokat? Iš karto klausimas, mūsų protas ieško kažkokio tai kambarėlio, į kurį padėti. Mes negalim priimti tokios atviros erdvės. Mes norim kažkur
kažkur apsibrėžti, pasidėti, šokam. Nu ir taip, ir šokam, bet ne tik. Tai ką jūs kovojat, čia kovos kažkoks sportas? Ne kovos sportas, mes nekovojam, bet yra elementų, kuriuos mes studijuojam, kurie yra esmingi kovos sportui. Tai gal tai akrobatika. Tame yra akrobatikos kaip savo kūno manipuliavimas erdvėje ir tai būdinga daugybei užsiėmimų. Na ir mes sakom taip, tai yra judesys, tai yra viskas. Bet aišku, tada vėl kyla klausimas, o tai kaip toje didelėje įvairovėje, kaip tame neapibrėžtume rasti vėlgi kažkokias tai teritorijas, kažkokias tai kryptis, tai ką vis dėlto mes darom ten susitikę. Na ir čia tuomet jau prasideda visa judesio filosofija, kaip mes iš tos... O gal šitam kontekste gal tada ir pabandykim, nes taip atrodo, kad mes čia jau kalbam valandą ir tos pačios tokios pradžios gal ir nebuvo tam žmogui, kuris, jeigu klausytų, kur... nenutuokia iš viso, apie ką yra tas natūralus, universalus judesys ir kas yra būtent jūsų studijoje mokoma. Ir dabar, ką tik irgi pakalbėjom apie tai, kad vis tiek ieškom to kambarėlio kažkokio, ne kaip čia apsibriežti tas teritorijos, bet labai sunku tą padaryti. Bet, pasistengim tam mūsų protui, kuris ieško tų principų, sudėlioti, nežinau kiek, 3-5 principai, kas tai yra tas natūralus, universalus judesys, kodėl tą darom, tokias 5 teiginiai, kurie sustatytų vis tiek į kažkokį rėmą, nes čia mes taip ir apie bekalbės žinias, ir apie įkūnytą patirtį, ir apie viską, ir apie kaip prasme atveria ten tas kūnas ir, žodžiu, nieks nebeaišku jau tikriausiai. Gerai, pabandykim. Be abejonės, aišku, visada yra geriau patirti ir tame patyrime sakyti, dabar tikrai žinau, ką girdžiu, bet vis tiek mes galim pabandyti kalbiškai apibrėžti. Tai mes, vienas dalykas tai įvairovė. Visų pirma įvairovė. Kaip mes už lango pasižiūrim, pasaulis yra įvairus, įvairios spalvos, įvairios formos, žmonės yra įvairūs. Taip ir mūsų judėjimas, žmogaus judėjimas turėtų turėti tą žmogui reikalingą įvairovę. Turėtų kuo daugiau įvairesnių judesių ir scenarių patirti. To reikia mūsų neuroplastiškumui, to reikia mūsų smegenims, to reikia mūsų sielai, nes mes nesam vienos funkcijos darytoje, jeigu mes tą darom, mes tuoj pat ištuštėjam, mes nesijaučiam gerai, taigi mums reikia nuolat tos stimulacijos, kuri yra gaunama iš įvairovės. Taip pat iš įvairovės atsiranda galbūt ir pavadinčiau sveikata, nes mes žinom, kad bet kokia monokultūra, ji tampa labiau pažeidžiama. Įsivaizduokim, užsėjom lauką vien kviečiais, prieš tai ten buvo kažkokia tai labai daug kultūrų ir jos buvo kur kas atsparesnės drauge. Ne taip efektyvu, bet yra atsparumas didesnis nei monokultūra, kurioje atsiranda labai greitai ir lygos įvairios ir išeikvojimas, dirvožemio išeikvojimas. Tai lygiai tas pats yra mūsų kūne, jeigu mes pradedam daryti monokultūrą, tam tikrą monojudesį, tarkim, aš tenisininkas ir aš dešinę ranką nuolat treniruojuosi šitą judesį, kas atsiranda, tai atsiranda be abejonės funkciniai sutrikimai, nes mano kūnas gauna vieno judesio daug, o kažkokių kitų visiškai negauna. Tai pirma tezė, kad žmogui yra reikalinga įvairovė dėl pačių įvairiausių priežasčių. Tai žmogus, kuris eina įvairovės keliu, jis paprastai nebus geresnis už tą žmogų, kuris savo srity specializuojasi. Tai tarkime, žmogus, kuris judesio praktikoje atsistoja ant rankų, galimai jis nepasieks to lygio stovėjimo ant rankų, ką daro cirko akrobatas. Arba mūsų kardio sistema neveiks tokiam lygyje, kaip veikia profesionalaus dviratininko. Bet ir dviračiu mes pavažiuosim ir visai neblogai ant rankų pastovėsim, ir visai neblogai lipsim, ir visai neblogai kovosim, ir visai neblogai šoksim. Tai kitaip tariant, mes savyje gebame sutelkti daugybę įvairiausių gebėjimų pakankamai tokiam vidutiniam lygmenį. Tai vėlgi yra galbūt tokia formulė, galima pasakyti, 80% laiko skiriama bendrųjų gebėjimų įgavimui, bet kurioje srityje, tai yra 20
procentų laiko yra išmokstama 80% bet kokios disciplinos ir likęs laikas, likę 80% paprastai skiriama tai 20% tapti pačiu geriausiu iš geriausių. Tai mums nerūpi tie 20%. Tapti geriausiu iš geriausių toj vienoje srityje, nes mes sakom, tiek dar yra daug nepabandytų, neatrastų dalykų, kurie gerina ne mano vieną funkciją, bet gerina pačią mano operacinę sistemą. Mano gebėjimą mokytis, mano gebėjimą prisitaikyti prie naujų aplinkybių, iš esmės orientuotis neapibrėžtume, turėti tą visapusį adaptyvumą kūno. Tai va, aš vis dar prie pirmos tezės. Antra čia man atrodo buvo. Ne, čia yra įvairovė. Čia yra įvairovė ir kodėl mums tai įvairovė, tai pirmas... O man atrodo, tavo antra buvo apie tai, kad atsisakai minties būti geriausiu. Jo, atsisakai minties būti geriausiu ir esi, na, sakykime, pakankamai geras, bet įvairovė daugelyje dalykų. Jo. Bet nesi pats geriausias ne viename. Tai tam reikalingas toks psichologinis persivertimas, sakyti, kad aš truputėlį iškrentu iš varžymosi kultūros. Aš nelabai galiu pasilyginti. Jeigu aš realizuoju savo įvairovę ir savo autentiškumą kažkuria prasme, aš atrandu savitus būdus spręsti įvairias problemas, aš nedalyvauju varžybose, nes aš negaliu varžyti su kitu buvime savimi. Tai yra neįmanoma. Varžybos įmanomos tik tai ten, kur yra disciplina, kur aš iš esmės nesu savimi. Aš dabar jaučiu, čia mes nukrypsim, bet gal ir ne, bet tiesiog šitam kontekste labai taip knieti paklausti, tai kur tada tas balansas tarp to, kad tas holistinis požiūris kaip į visumą, ne, vat, pavyzdžiui, jeigu per judesį kalbant ir šiaip žmogų, kuris, jeigu kalbėtume tam kontekste, kad tiesiog treniruočio kontekste, tai čia labai kaip ir viskas gerai, viskas aišku, sveikintina, bet šiaip jeigu gyvenimo taip kontekste, ne, tai tas holistinis požiūris, jis gali taip... tarsi visose srityse visi patampa vidutinybėm, žinai, toks gali toks atsirasti, bet kai kuriuose srityse tu negali, neįmanoma, tarkim, iškarčiauja į galvą, chirurgai, ne, jiems kaip tik ta fragmentacija, reikalinga ir tu negali galbūt taip labai skaidytis ir siekti to visapusiško tobulėjimo, nes tiesiog yra dalykų, kur reikia va tik taip. Ir kaip tau atrodo, koks yra tas balansas gyvenime šiaip? Tikriausiai dominuoja tos sritis, kur mums visgi praverčia labiau tas apsijungimas į visumą, ne? Kad vis tiek yra tikriausiai labai nedaug tų sričių, kur tas susiskaidimas reikalingas, o visa kita ir šiaip jeigu taip žiūrėti paprastą žmogų, kuris tiesiog nori būti laimingas, tai iš principo jo kelias yra atsisakyti nerimo kažkur gilyn ir tikriausiai tiesiog apsijungti. Ja, aš vis dar mąstau apie chirurgą ir iš tiesų, kodėl būtų verta specializuotis, reikia paklausti ir iš kitos pusės. Gali būti dvi priežastys. Viena tai pati profesija, tam, kad ją išpildyti, reikalauja specializacijos, tas pats chirurgas arba aukštalipys gelbėtojas. Na, tai reikia labai specifiškai, reikia daug treniruotis konkrečiai lipimą. Arba antra priežastis, tu darai tai, ką be galo mėgsti. Tarkim, šokį tango arba šokį vėl kažkokį. Tai tu specializuojasi toje vienoje srityje, bet tas sritis tau atveria visą pasaulį kažkuria prasme. Tau leidžia skleistis vėlgi labai įvairiapusiškai. Bet netgi tuomet yra verta turėti tą general problem solver arba operacinę sistemos perspektyvą. Kitaip tariant, bet kokia konkreti aplikacija, ar tai chirurgo, ar tai futbolisto, ar tai gelbėtojo, ji vis tiek yra statoma ant bendrosios žmogaus operacinės sistemos. Vėlgi, jeigu įsivaizduotume, piramidę, viršūnė kils tiek aukštai, kiek plati ir solidi bus bazė. Tai kai vaikas ateina mokytis šokti arba vėl kažkokio specifinio dalyko, jis jau moka vaikščioti, jis jau kažkaip koordinuoja, jis jau vienaip arba kitaip jaučia ritmą ir tuomet mokytojas nusprendžia, vaikas gabus arba ne, žvelgdamas į tuos bendruosius gebėjimus žmogaus. Ir jeigu sako gabus, pamatė, kad tie bendrieji gebėjimai, vadinkim duomenys, ar vadina duomenimis, jie yra, tuomet iš to vaiko galima padaryti daugiau, geresnį specialistą. Bet tada grįžkim žingsnelį atgal ir klauskim, o kas yra šitie bendrieji duomenys? Ar galima su jais dirbti, ar galima juos ugdyti?
Tai čia yra tas būtent sluoksnis, kurį mes galim pavadinti bendrųjų gebėjimų. Iš esmės supratimo, kaip veikia kūnas, bet tokiam nesupratimo, kad aš vadovėlį perskaičiu, bet patyriminio supratimo, procedūrinio žinojimo, pavadinkim, ne propozicinio, bet procedūrinio žinojimo, netgi tokio dalyvaujančiojo žinojimo perspektyvoje. Tai mes net sukūrėm vaikams edukacinį procesą, visų pirma dėl savo berniukų, kur mes sakom, neskubėkim apibrėžti vaikų vienai krypčiai, duokim jiems žaisti daugybę įvairiausių žaidimų, pastatykim juos prieš neįveikiančius iššūkius, leiskim jiems patiem kurti iššūkius, kitaip tariant, atverkime tą įvairovę, tą dirvą, iš kurios po to bus galima statyti kažką jau gerokai aukštesniam lygyje, negu mes iš karto pradėtume smailinti tą specializaciją. Tai net, tarkim, jeigu aš esu chirurgas arba futbolistas, kreipdamasis į tuos savo bendrusius gebėjimus, aš tikėtina, netgi savo specializacijoje galėčiau pakilti aukščiau. Bet ne iš karto. Čia yra atskira tema, mes nemažai dirbam su profesionaliais sportininkais ir apie tai galima atskirai kalbėti. Kaip veikia bendrųjų gebėjimų gerinimas profesionalaus sporto arba specializacijos kontekste. Tai dabar mes ateinam iš esmės iki antrosios tezės. Tai pirma tezė buvo įvairovė. Žmogui reikalinga įvairovė, žmogui daug duoda įvairovė. Įvairovė gerina pačią operacinę sistemą. Bet dabar kaip to įvairovę vis dėlto suvaldyti? Tai ką daryti? Aš vis tiek atėjau studiją, tai ką dabar darysiu? Vis tiek kažką darysiu. Ir aš negaliu daryti bet ko, nes aš tuomet vis tiek nejudėsiu jokia kryptimi. Tai čia atsiranda poreikis išsigryninti, kas yra esminga. Kokia tai yra, koks yra tas pagrindinis žmogaus judesio žodynas, galbūt kokie yra esminiai jungiantys principai. Kas bendro yra tarp daugybės disciplinų. Ir čia ateina tai, ką mes galbūt, mes įsivardinam kaip teritorijas. Teritorijas, kuriuose žmogui svarbu skleistis, kryptys, kuriuose svarbu skleistis. Ir tuomet mes jau jas dėliojam. Vienas būdas dėlioti tai per žmogaus anatomiją, klausti, kas yra stuburas, ką jis evoliuciškai, kas jam yra skirta daryti ir kaip mes tą evoliucinę jo paskirtį išnaudojam ir kokiomis priemonėmis mes galime jį įdarbinti. Lygiai taip pat kalbam apie kojas, lygiai taip pat kalbam apie rankas ir lygiai taip pat kalbam apie visumą. Kitas būdas mąstyti per įgūdžių. Per įgūdžių prizmę, tai yra klausti, ką kiekvienas žmogus visų pirma turėtų gebėti padaryti, gyvendamas šitam kūne. Tai tarkime, mūsų tezė yra tokia, kad gyvenamoji žmogaus teritorija yra nuo stovėjimo iki gulėjimo. Žmogus, kuris yra įgalus, galintis savimi ir kitais pasirūpinti, yra paprastai tas žmogus, kuris gali pats atsistoti nuo grindų ir eiti, ir galbūt pabėgėti, versus jeigu žmogus pats negali atsigulti ar atsistoti, jau jam reikalinga kitų pagalba. Tai dabar klausimas, šita teritorija, regis, pasakiau labai paprastą dalyką. Bet kiek ji mums yra pažįstama? Kokiais skirtingais būdais ir su pačiais įvairiausiais, tarkim, apribojimais mes galėtume nusileisti atsigulti ant grindų ir vėl atsistoti. Ir kai mes pabandom šitą dalyką padaryti, mes matom, kad tas mūsų žodynas, mūsų samprata, mūsų savęs pažinimas labai ribotas. Aš daugybę metų, tarkim, auginau raumenis, kėliau didelius svorius, bet aš visiškai nesuprantu, kaip veikia mano sąnariai kaip sistema ir kokios yra galimybės judėti erdvėje tiesiog. Ir paradoksas, žmonės, kurie daugiausiai tarsi laiko skiria savo kūno gražinimui ir tobulinimui, turi labai dažnai mažiausią supratimą, ką galiu su kūnu daryti. Pasižiūrėkime į šokančius kultūristus ir mes pamatysim rezultatą. Kas yra specializacija, ne? Kad žmogus visiškai nutolo nuo pažinimo savęs judesyje, neformavimo savęs kaip formos tam tikros. Tai ir galima kalbėti, kai kalbam apie, tai čia yra teritorija, kurioje mes gyvename, ką mes veikiame savo kasdienybėj. Ir mes galime tuomet pradėti kalbėti apie metakoordinacinius principus, kas yra koordinacija kaip tokia. Tai štai strength and conditioning, jėgos ir fizinio parengimo trenerių yra labai daug. Bet koordinacijos mokytojų nesutikau nei vieno.
kas dirbtų su žmogaus gebėjimu optimaliau judėti. Judėjimu kaip principų. Ir tuomet atsiranda klausimas, kas yra judesys, kaip jis atsiranda, kas yra motor control, ar ne? Kaip mes galime vystyti tuos gebėjimus, kaip jie siejasi su mūsų neurologija. Na ir čia be abejo klasikiniai kūriniai, tokie kaip Nikola Bernstein, 20-ojo amžiaus mokslininkas, kurie tyrinėja ir be abejo yra visas judėjimo mokslas, kur mes galim studijuoti iš tiesų, kas yra judesys kaip toks. Ir kartais mes atsimerkim ir randam, kad žmonės ir šitoje srityje yra nuveikę labai daug ir labai daug atradę. Ir jeigu mes imtume taikyti tuos atradimus ir tas sampratas savo kasdienybėje, mes labai labai toli nueitume. Bet vėlgi, vien dėl to, kad mes kuo greičiau orientuojamės į sėkmę, kuo greičiau aš noriu pasiekti tą viršūnę ir visiškai neskiriu dėmesio tam bendrajam vadinamam development, augimui, vystymuisi, mes labai daug prarandam. Mes kartais su Jekaterina diskutuojame, ar žmonės nori vystytis, ar žmonės nori augti, ar kas nors jaučia poreikį toliau save, nežinau, žodis lietuviškas vystyti, kiti sako nenaudoti. Tobulėti. Nes, tarkim, tarsi 7 metų mūsų susiformavo kažkokie ėjimo įgūdžiai, bėgimo įgūdžiai, bendrieji judėjimo gebėjimai ir paskui mes arba atsisėdom į mokyklos suolą ir arba tą dar sėdėjimą suolę kompensavom kažkokia jau labai specifinė veikla, tarkim, šokų, berniuką pastatė taip, mergaitę pastatė taip ir viskas, žmogaus kūnas yra įstatytas į tuos naujus rėmus. Klausimas, o su vystymusi viskas baigta? Ar gali žmogus dar truputėlį daugiau? Bet čia matai, tas ir yra, kad žmogus tai nenustoja, man atrodo, norėti vystytis ir tobulėti, bet jis apsiriboja tam mentaliniam lygmenį, taip tobulėti kažkaip psichologiškai tarsi savo intelektą vystyti, bet galbūt trūksta tokio kažkokio supratimo, kad kūno tobulinimas, kaip, kad ne taip, ta prasme, ne kad raumenų auginimas, bet tas funkcijos ir gebėjimų yra nemažiau prasmingas. Tiesiog tame gal čia. Man mintis, su kuria šiuo metu dirbu, kurią tyrinėju, man atrodo, tie dalykai yra susiję. Mūsų kūno lavinimas arba judėjimas kompleksiškume yra susijęs su mūsų gebėjimu mąstyti ir matyti kompleksišką gyvenimo tikrovę. Tai yra filosofinė kryptis, kuri apie tai kalba, yra mokslinė, embodied cognition. Kryptis, kuri kalba, kad mūsų mąstymas yra neatsietas nuo mūsų judėjimo erdvėje, nuo mūsų įkūnytos būties. Mes mąstome iš esmės visų kūnų. Tai, ką darome su savo kūnu, tai kaip judame, nėra atsitiktinumas ir tai mes čia sprendžiam ne kūno vaizdo klausimą, mes sprendžiam savo būties klausimą. Todėl, einant tuo keliu, kuriuo čia einu kurį laiką, kaip judesio praktikos kūrėjas, aš vis labiau suprantu, kad mano rankose ne žmogaus kūnas, mano rankose yra žmogus. Ir aš pats esu, kaip kuriantis judesį, kuriantis praktiką, aš per tai formuoju save kaip visumą. Tai jeigu mes pasižiūrėtume į vaikus, mes štai matome vaiką erdvėje, aš tiesiog kaip pavyzdį duodu, bet lygiai tą patį apie suaugusius. Ir matai tą žmogų judantį erdvėje ir turi nuspręsti, kokio amžiaus vaikas, kokios brandos. Paprastai ne pagal dydį mes nusprendžiam, o pagal judėjimo artikuliaciją. Kiek žmogaus judesys yra takus ir žodis geras būtų granular, reiškia, jis yra išreikštas, jis yra aukštos raiškos. Jeigu judesys yra kampuotas, mes tai suvokiam kaip dar nepakankamai brandaus žmogaus judėjimą. Ir mes matom labai aiškią koreliaciją. Judesys tampa takesnis ir mąstymas ir kalba vystosi greičiau. Ir tie du dalykai, jie eina kartu. Na ir kažkuriuo metu mūsų kūną pasodina į kvadratinį suolą, sako, tu sėdėk, nejudėk, bet toliau mąstyk kompleksiškai ir įsivaizduok įvairias tikroves ir atlik teksto interpretaciją ir tą ir aną. Bet nejudėk savo kūnų, neinterpretuok pasaulio savo kūnų, neieškok naujų išraiškos formų. Ir mes kalbam tokiu būdu apie kūrybingumą, sėdėdami. Tai mes iš karto fragmentavom žmogų, mes iš karto padalinam žmogų į 2 dalis. Viena dalis yra neva protas, o kita neva kūnas. Bet tai eina visiškai
priešinga kryptimi nei tam, kas šiuo metu pasaulyje jau yra aiškiai suvokiama. Kad būti žmogum, mąstyti reiškia visą tai daryti per kūną visų pirma. Tai čia kažkiek jau užsiminė apie vaikus ir vaikų tuos, žodžiu, įgūdžius, tą bazę, kaip čia viskas susiformuoja. Ir dabar tiesiog tada konkrečiai noriu paklausti, tarkim, iš tavo paties, kaip tėčio perspektyvos, tu pats ar leidi vaikus į kažkokius sporto judesio būrelius? Čia nebūtinai, kad atsakyti kokius konkrečiai, gali nori pasidalinti, bet kaip tu matai tą ankstyvoji vaikystėje fizinį lavinimą, ta prasme, ar tu būtum už tai, kad dabar tas vaikas ilgai ir nelankytų tam tikros kažkokios srities treniruočių, ar nieko prieš būtum ir tą judesio glūdinimą kažkur jau nuo labai anksti? Mes darom du dalykus. Vienas dalykas, tai mes įtraukiam vaikus į judesio praktiką, kuri su vaikais yra truputėlį kitokia nei su suaugusiais, labiau primena žaidimą. Tai, ką dar vyresnės kartos žmonės atsimena, fizinius žaidimus. Kvadratą. Kvadratą, ką ten dar? Jo, kvadratą, bet vėlgi, paimkim pavyzdį, ką mes darom su kvadratu. Mes, tarkim, pradedam su vaikais žaisti kvadratą, tuomet keičiam aikštelės dydį, tuomet keičiam kamulio dydį, tuomet keičiam taisyklės. Reiškia, mes ne paties kvadrato mokinam, bet mes mokinam judėti fiziškai, spręsti iššūkius ir priimti, kad taisyklės nuolat keičiasi. Prisitaikyti prie naujų taisyklių, perkurti savo prisitaikymas, strategijas. Tai kažkuria prasme mūsų tikslas lavinti jų adaptyvumą. Neįkišti per anksti į vieną problemų sprendimo būdą. Tarkim, paimkim tą patį futbolą. Jau jie darželiuose, mokyklose gauna futbolo patirtį ir tuomet atsiranda vertinimas savęs. Man gerai sekasi, man blogai sekasi, mėgstu, nemėgstu, noras laimėti. Viskas tvarkoja su tais dalykais, bet ką mes tuomet darom, vėlgi, kaip minėjau, pakeičiam kamulio dydį. Arba pakeičiam taisyklės, gali tik vieną kartą priliest kamulį. Viskas, visas žaidimas sulėtėja. Ar galiu pažaboti savo norą laimėti ir tiesą sakant, žaisti pagal naujas taisyklės ir bandyti suprasti, kaip dabar man čia reikia šitose naujose taisyklėse orientuotis ir atsiriboti nuo idėjos, kad tai yra futbolas. Nes jeigu futbolas, tai šitos taisyklės čia ne prie ko. Bet tai yra naujas žaidimas ir vėl naujas žaidimas. Tai mes juos įtraukiam į tokį procesą, kad jie išliktų labai plastiški, kad ne futbolas juos formuotų, o pats žaidimas kaip toks. Ir gebėjimas žaisti įvairius žaidimus, ir sugalvoti savo žaidimus, ir apibrėžti taisyklės, ir kalbėtis apie tai su draugais, kurie dalyvauja tame, kas čia vyksta, kas mums sekasi, kas neseka, patinka, nepatinka, ką galėtume geriau daryti, klausti tokius klausimus. Tai mes bandom juos truputėlį užvesti ant vėžių, kad žiūrėkit, ne betodairiškai tiesiog noriu laimėti, bet pakeliui dar aš kažko išmokstu, nes aš sakau, žiūrėkit, ar tai futbolas, ar bet koks žaidimas, ar tiesiog laimėjimas, jis nereiškia nieko. Klausimas, ką tu dabar išmoksti pakeliui, kiek tu save ugdai. Tai va, tai judesio praktika, bet iš kitos pusės aš leidžiu berniukus į karate, ne dėl judesio priežasties, bet dėl pačios estetikos. Tai yra kimono. Tai yra tam tikra kalba, kuria kalbasi, ne? Tai yra japoniški terminai, kurie yra naudojami. Tai yra tam tikra buvimo grupėje ir tam tikroje disciplinoje kultūra. Ne? Tai jie turi labai gražų procesą. Jie kalba apie vertybės, kas yra karys ir visa kita. Tai man atrodo, kad tai turi didžiulę vertę. Mhm. O taip grįžtant dar prie tavęs kaip šokėjo, taip, kaip čia pasakyti, kažkada irgi klausiau tavo pranešimo, kur tu labai taip irgi akcentavai, kad galbūt tas įsitraukimas taip stipriai į šokius atnešė kūnui galbūt nedaugiau ir žalos. Ta prasme, kad ten skaudančia nugarą, nejudrios pėdos ir šiaip tas visas treniravimasis viena kryptim tikrai tarsi nepraplėtė. Bet dabar tu juk nemanai, kad tai kažkaip tau, nežinau, ta prasme, kad neatsisakytum to savo patirties. Na, tai šokių dėka aš sutikau Jekateriną. Gal tai ir buvo tikroji
tikroji prasme, kai pasižiūrė atgal, atrodo, na, tikriausiai, kad ne čia ir tikriausiai, kad ne vienas ar kitas čempionatas laimėtas ar pralaimėtas, bet galiausiai gyvenimo kelias, kuris pakeliui susiformavo ir užgimė. Galimybės, kurios atsivėrė, mokytojai, kuriuos sutikau, pamokos, kurios išmokau, kurios toli siekia gerokai toliau nei pats šokis ar pačios varžybos. Tai čia grįžtu vėl prie tos pačios minties. Atrodo, kad tikslas yra sekantis čempionatas, bet kai pasižiūrė atgal tikslą, tai nieko nebereiškia. Reiškia tik tai, kaip aš ėjau tuo keliu. Bet iš principo dar irgi norisi taip užsitvirtinti, tai vis tiek, kad šokiai buvo profesionalus sportas, treniravimasis ta viena kryptimi. Ir klausant dar irgi tavo vieno tokio pasisakymo, vis tiek toks peršasi kartais įvaizdis, kad tu gali atrodyti kaip tas sporto arba treniruočių kažkokių atskirų nihilistas, kuris visiškai neigia to prasme, būtinybę, reikalingumą, ir tai dabar toks maždaug pasisakantis griežtai apie universalų, natūralų judesį ir kad tik tai yra prasminga. Bet iš principo, tai tarsi bandau tavo ribas, kad tu pripažįsti, kad ir kita yra pusė, yra kažkoks balansas, ne? Nėra, kad nereikia treniruočių, kurios turi savo taisyklės? Ne, be abejonės ne. Aš kaip ir minėjau, kiekviena disciplina, jeigu mes į ją neriame giliai ir prieinam prie jos autentiškai, joje gali atsiverti visas pasaulis. Moshe Feldenkrais sakė, give me one joint and I will fly. Aš su vienu judesiu nueisiu į nušvitimą. Tai mes juk žinome disciplinas, kur yra atliekamas galbūt tik vienas judesys, arba iš viso jokio judesio yra tik viena statinė pozicija. Ir tai dovanoja žmogui labai daug. Tai kažkuria prasme ta įvairovė, ta įvairovės plokštuma ir galbūt specializacijos vertikalė turi susitikimo tašką ir vienoje ar kitoje vietoje gali pasiekti tam tikrą gylį, kur yra tas visumos atradimas, vertingesnių patirčių atradimas. Vienintelis dalykas, aš vis tiek mąstau apie tai, kad vienas dalykas, mes gyvenam pasaulyje, kuriame fizinių iššūkių mažėja. Tikrų fizinių sprendimų mums reikia vis mažiau ir mažiau atlikti. Kitaip tariant, mes vis labiau izoliuojamės į kalbą ir į mąstymą ir į verbalinę komunikaciją ir mūsų kūnai badauja. Tai mums reikia fizinės išraiškos. Dabar ar mums reikia save įdėti į vieno judesio, vienos disciplinos, man atrodo, tai netitinka laiko poreikio. Tai netitinka mūsų visų poreikio, vis dėlto skleistis kompleksiškai ir iš visumos. Tai aš neneigiu vertės, ta vertė buvo per amžius, žmonės tą darė. Jie turėjo specializaciją ir ėjo to vienu keliu. Pripažinkim, sunku eiti 3 keliais vienu metu. Tas vienas kelias atveria daug, bet galbūt šiandien yra pasikeitęs poreikis. Ir vėlgi, galbūt, koks dalykas, aš meditacijos pozicijoje, ramybėje, galbūt su muzika, galbūt su smilkalais, aš galiu išgyventi ramybės pojūtį, bet ar tas ramybės pojūtis persineša į mano sekančią chaotišką gyvenimo situaciją, tai va šitoje vietoje aš nesu tikras. Tai gali šiek tiek pakompensuoti, bet ar aš tą gebėjimą, kurį išsiugdžiau tobulomis sąlygomis, galiu realizuoti, vėl atverti naujomis sąlygomis. Ar aš galiu savo vidinį balansą pademonstruoti, kai aš balansuoju 2 metrų aukštyje ant vienos kojos. Arba stoviu prie krašto kažkur, ant skardžio krašto. Va čia klausimas. Ir man atrodo, kad praktika, kuri įtraukia tikrus fizinius iššūkius įvairovę, ji atitinka galimus gyvenimo iššūkius, kuriuose mes atsidursime. Ir būtent toje įvairovėje ir tame neapibrėžtume, formuodami ramybės ašį, mes galimai tą ašį labiau nešimės į tą tikrą pasaulį. O kaip tu manai, visa šita koncepcija ir visas šitas toks požiūrio taškas yra dar toks nišinis labiau, jeigu imkim, tarkim, Lietuvos kontekstą, ar visgi populiarėja, nes aš net nežinau, kas daugiau be tavęs galbūt taip plačiai čia kalbėtų ir galbūt taip jau artėjant prie pabaigos, tada ir tas pasaulio tendencijas galbūt tu žinai, kaip tas reiškiasi kitur.
Nuo 2008 iki dabar tai judesio movement culture idėja, jinai plėtojasi, jinai pritraukia iš tiesų nemažai žmonių. Tiesą sakant, daugybė šokėjų, įvairiausių sričių žmonių pasikeitė iškabas ir pasivadino Movement Studios ir panašiai. Tai kažkuria prasme atrodo, kad yra, ta idėja turi savo siekimą, savo populiarumą, ji auga, ji patraukli, kažkaip tarsi naujai atliepia mūsų besikeičiančio pasaulio poreikius. Bet kita vertus, ta populiarioji kultūra ir tas galbūt tokio greito vartojimo, greito rezultato, kažkokio tai aiškumo, kur man nereikia čia giliai kapstyti ir gilintis, duokit man, kad man aišku būtų kaip 2x2. Tai tas irgi yra, niekur nedingsta ir irgi lygiai taip pat auga. Tai man sunku atsakyti, kaip čia yra, nes vis dėlto mes tokią nelengvą nišą, taip sakant, ariam, nelengvą vagą, kuri viena vertus atrodo, čia yra labai daug lobių paslėpta, labai daug dovanų atsiveria pakeliui, bet reikia darbo, reikia išbūti, reikia kažkaip norėti ir tikėti, kad ten gali kažką surasti. Nes čia yra toks savikūros procesas. Tai iš tikrųjų tinka žmonėms, kurie yra pasirengę kažkaip save kurti, nori save atrasti, nori į save sugrįžti ir nori autentiškai gyvenime reikštis. Bet žmonės, kurie nori greito sprendimo, kurie kažkaip kitaip nori, man svarbu mano verslas ar darbas ar karjera ar dar kažkas ir aš čia išsisprendžiu kūną greitai, tai nei žodynas, nei prieiga tarsi ir netitinka to poreikio. Tai aš vis labiau suprantu, kad tai, ką mes darom, tai ką aš komunikuoju, yra labai labai nedideliai daliai žmonių. Taip ir jaučiu, kad nedidelė. O tu gali dar pasakyti, iš ko tu mokaisi visų šitų dalykų, nepaisant to tokio, kad šiaip gimsta įžvalgos tau pačiam. Ta prasme, gal tu turi kažkokius konkrečius labai autoritetus pasaulyje? Tai be abejonės. Tai šiuo metu 2 gyvi žmonės judesio srityje, tai yra Ida Portal ir Joseph Frucek, abudu mano mokytojai, ir iš abiejų mokausi, važiuoju, jie atvyksta čia, tai be abejonės ne tik vedu kitus, bet pats esu mokinio kailyje ir pats esu nuolat pastatomas į nepatogią situaciją savo mokytojų. Tai yra vienintelis būdas išlikti iš tiesų tokiam, sakykime, tikram kely. Filosofija, tai mano mokytojas jau pasimirė, Arvydas Šliogeris, bet irgi labai svarbi dalis ir yra kitų žmonių, kurie, galbūt nepilnai, bet kažkiek pakeičia jo buvimą. Na ir yra dar ta viena trečioji kolona, ant kurios laikosi mano ugdymasis, tai yra Art of Hosting arba fasilitavimas arba erdvės laikymas, ugdymo proceso kūrimas. Ten irgi yra autoritetai, iš kurių semiuosi ir išminties ir gebėjimų. Ir man dar tikrai atrodo norėtųsi ir pratęsti mūsų pokalbį, bet mes tuo baigsim. Man tik pačioj pabaigoje norisi dar, kad tu galbūt tokią kaip palinkėjimą arba tokią kaip įžvalgą galėtum pasakyti treneriams, dirbančiams su judesiu sveikatingumo srityje, kas galbūt turėtų būti tos kryptis, į kurias dabar mes turėtume eiti ir ką iš tikrųjų reiškia būti geru judesio mokytoju. Aš palinkėčiau jiems to, ko linkiu savo visų pirma ir su tokiu padrąsinimu, padrasinant mus visus, nepamesti, kas mums patiems yra svarbu, ko aš iš tikrųjų ieškau, kas mane įkvepia, palaiko gyvų ir įkvėptų. Ir tuo įkvėpimu. O jeigu palaiko gyvas six-packas? Tai reiškia tai yra, nes tai yra gyva ir tikra. Nes tai yra mano gyvenimo etapas, tai yra mano praktikos etapas, kur six-packas yra mano kažkokia tai idealas. Ir jeigu aš su įkvėpimu tuo dalinuosi, tai aš ir esu geriausia savo versija, kiek man šiuo metu yra duota.
Žymiai blogiau, jeigu sixpackas yra ne mano paties aistra, o tai yra kažkokia išoriškai formuojama ir aš kaip žmogus, net jeigu turiu kažkokias svajonės, vizijas, kuo aš norėčiau būti, ką aš norėčiau kitiems suteikti, bet aš seku sixpacko idėją, nes galvoju, kad kiti nori sixpacko ir tada aš galvoju, kad noriu sixpacko, nes kažkur mačiau, kad tai yra kažkoks idealas, tai yra neautentiškas buvimas. Tai toks kvietimas be true to yourself ir dėl ko tai atrodo tarsi banalu, bet ne. Nes kiekvieną dieną mes esam kaip žmonės dirbantys su kitais žmonėmis pastatomi prieš tą išlikimo klausimą. Reiškia, ką man daryti, kad atliepti poreikius ir labai dažnai tame įsivaizduojamų poreikių kontekste mes imame pamesti tą esminį klausimą, kuo aš tikiu, kuo aš noriu tapti, kas man yra svarbu. Ir štai verčiau ne tai, kad atlikti paslaugą ir tarsi duoti žmonėms, ko jie nori, bet studijuoti tai, kas yra tau esminga. Tapk geriausia savo paties versija. Ir žmonės, kurie bus aplink tave, bus tie žmonės, kurie gali tos vizijos įsikvėpti, kuriems ta vizija rezonuoja. Tai yra toks, man regis, tikresnis mokytojo kelio statymas, nei bandymas atliepti poreikį, kurio gal iš tikrųjų ir nėra. Na, o aš tada linkiu, kad, žinok, tavo įžvalgos iš tikrųjų būtų labai plačiai išgirstos ir linkiu mums visiems patirti kuo labiau tai kūnų. Ačiū. Tai ačiū tau labai, man, žinok, buvo be galo įdomu kalbėtis tavim. Ačiū.